Ar žiūrėjote šių metų Paryžiaus olimpinės? Drąsiai. Kuris sporto šaka labiausiai jūs nustebino? Krepšinis. Kurią komandą palaikėt? Aišku, kad Amerika. Tai patenkinti, kad laimėjo? LeBronas Jamesas. Super, ačiū. Stebėjote Paryžiaus olimpinės? Taip. Kuris sporto šaka labiausiai nustebino? Aš labiausiai džiaugiuosi, kai tokia kažkokias naujas sporto šakas. Tai vat, man, sakykime, breiko, atkreipiamas į breiką, tai buvo super iš tikrųjų, nes žmonės vis tiek dirba, kaip ir, sakykime, ir traumos, ir finansai, ir visa kita, ir kad, kai atkreipiamas tarptautinis dėmesys į tai, nu, yra džiugu. O palaikėte Lietuvę tikriausiai? Be abejo, kad taip. Ar nusivylėte, kad užėmė tik antrą vietą? Na, kaip sakant, sportas neseksas, gerai dviem nebus. Tai ar žiūrėjote šių metų Paryžiaus olimpinės žaidynės? Ne. Tik atidarimą. Tik atidarimą? O kodėl nežiūrėjote? Aš kaip žiūrėti, nelabai laiko buvo, kai dirbau vasarą. O šiaip gal 3-3 dar rungtynės kelias žiūrėdavau. Palaikėt lietuvius? Jo, aišku, palaikiau. Žiūrėjote olimpinės žaidynės šiais metais? Žiūrėjom. Ir kokią sporto šaką labiausiai žiūrėjot? 3x3 krepšinį. 3x3 krepšinį ir kokia rinktinė Lietuvos buvo labiausiai nustebino arba labiausiai patiko? Nyderlands, Olandai. Ačiū labai. So, I would like to ask you if you watched the Olympics this year? Watch. Did you watch the Olympics, Paris Olympics? Like sport event? Yes. And what sport was the most favorite for you to watch? Handball. Handball? Yes. Nice. Okay, thank you very much. Thank you. Ačiū labai už klausimus. Už klausimus. Prašau, pagailėkit mūsų. Niekam nepatau. Apie kur rodys mane? Ne. Oh, you're Kipras, yeah. Cyprus. Kipras, Cyprus, aš neatsimenu. Sveiki. Aš esu tiesiog nesėkmė. Tai tada tu,